Pradžiai, Rokai, papasakok, kaip atrodė diena, kaip atsimeni dieną, kai norėjai mest krepšinį. Nebeiti treniruotės, nebelankyti kažės, o gal nežinau, profesionaliai net nustoti daryti dalykus. Pamenu, vieną kartą gyvenime buvo šitas nutikę labai senai, dar buvau jaunas. Ir nežinau, kažkaip buvo 2012, gal tada buvo pasaulio čempas futbolo ir kažkaip mano dauguma kiemo draugų perėjo į futbolą, žaisti futbolą. Ir kažkada pamenu, vieną kartą mes kieme žaisdavom tik futbolą vasarom ir sakau mamai, norėčiau pereiti futbolą, tiesiog pabandyti, bet ne dėl to, kad man dar nebuvo tas išsivystęs, kad aš norėčiau būti krepšininku ar kuo norėčiau būti, tiesiog taip gavosi ir pamenu tiesiog. Man krepšinis sekėsi tuo metu labai gerai, aš buvau geriausias komandai, gal net ir visuose mažeikiuose, iš kur kilęs. Pamenu, mano tėtis tiesiog išgirdęs šitą, nieko man neatsakė, buvo tyla ir tiesiog, kad buvo toks nebylus atsakymas, kad niekur kitur tu neisi ir turi laikytis to, ką pradėjai. Tai ačiū jam gal už šitą, už tą tylą, nes nežinau, kaip dabar būtų. O koks toks artimiausias momentas buvo tavo profesionalo karjeroje? Ar tai klube, ar tai rinktiniai, kur jau svyra rankos ir galvoji, blemba, nebenoriu, kad šitą situaciją tęstųsi? Gal buvo prieš porą sezonų, mano antras sezonas Barsoj. Ir pamenu, kai visada būna po rinktinių, mes baigiam kažkur rugsėjo vidury, dar ypač jeigu Eurobasketas. Ir tada kažkur automatiškai, nenori, gruodį, sausį, ta tavo kreivė pradeda kristi žemyn, kūnas nori tokio ir kaip ir poilsio, gal psichologiškai irgi pavargęs. Ir pamenu, tada buvo labai, manau, vienas prašiausių mano momentų, kiek pamenu, kokį mėnesį iš eilės nei Ispanijos lygoj, nei Eurolygoj nesugebėdavau, gal, nežinau, net išbūti aikštelėj daugiau negu 10 minučių, be kvailų klaidų, kvailų pražangų, pasitikėjimas nusimušęs ir pamenu, tikrai turėjom rimtų pokalbių ir su treneriu Šarūnu, kas su manim vyksta, kad esu nesavas ir tuo metu, pamenu, tikrai buvo sunkus laikotarpis ir nežinau, kaip tas persirito į kitą pusę, bet nežinau, po sausio jau prasidėjo vasaris ir pamenu tą kreivę, kaip pradėjo nuo vasario kilti ir iki birželio vidurio, kai laimėjom prieš Madrido Realą 3-0, sužaidžiau neblogą finalo seriją ir taip kaip pagalvojau, kad gruodį nesugebėdavau gal net bijodavau žiūrėti krepšį, bijodavau priimti kažkokį tai lengvą sprendimą aikšteliai, o birželį po kelių mėnesių jau vėl jaučiausi savimi. Tai būna daug tų situacijų, ne tik man, manau, kiekvienam žaidėjui. Tas pasitikėjimo nebuvimas tave padaro visiškai kitokių žaidėjų, tu net pažįsti savęs, treneris net pažįsta tavęs, net šeimos nariai irgi. Tai tikrai daug tų iššūkių, bet sakau, jie kažkada tai praeis, reikia žinoti, ar po mėnesio kaip man, ar po kelių mėnesių, ar nežinau, kitiem gal ilgiau užtrunka, bet man tas praėjo, buvo labai sunku, bet dabar jau gal iš to esu pasimokęs ir manau, kai ateis toks momentas, nebeprireiks man mėnesio. Tokia sunkoka patirtis, bet tai yra patirtis ir džiaugiuosi ją. Hipotetiniam scenarijui, jeigu būtum išrinktas NBA šlovės muziejui ir ten žinai, kad Springfield'e prieš visą NBA legendų auditoriją jie sako kalbas, maždaug 15 minučių, gali būti ilgesnė kalba, dažniausiai ten dėkoja kažkokiem žmonėm arba išskiria karjeros momentus. Kam tu labiausiai per tą tokį trumpą, bet svarbų momentą norėtum išreikšti savo padėką ar pagarbą už tai, kad jie buvo šalia ir kodėl jie ten buvo? Manau, gal savo šeimai padėkoti, nes tikrai mano tas kelias buvo. Aš kaip iš Mažeikių perėjau žaisti Klaipėdą. Mano šeima dar gyveno Mažeikiuose, bet mano senelis kiekvieną savaitgalį vežiodavo mane iki Klaipėdos. Laukdavo, kol pasitreniruosiu, kol sužaisiu rungtynes ir tada važiuodavo atgal į Mažeikius. Tai tas šeimos pasiaukojimas taip pat buvo, kad jau kitą sezoną jie visi atsikraustėm į Klaipėdą. Ir tada jau už Klaipėdos
Jie dabar iki šiol Klaipėdoje, aš tada išvažiavau į Kauną ir tas visas prasidėjo. Taip visų pirma šeimai, po to treneriui Masiuliui, galim pasakyti, nes jis mane pasiėmė ir į Žalgirio dublerius. Po to Šarui, čia didžiausia gal padėka, nes pamenu, aš kažkaip niekam gal ten neišsiskirdavau nuo savo bendramžių, nebūdavau ten kažkoks tai top žaidėjas. Ir jo, Žalgirio sistemoje jis mane jau nuo pat pirmų dienų pradėjo kviesti su vyrais, aišku. Nebuvo lengva, pamenu, daug streso, daug tokio, nežinau, nusivylimo momentų, visko buvo, bet sakau, vėliau po Žalgirio Barceloną ir iki šiol dar palaikom ryšį, tai labai jam esu dėkingas, tikrai padėjo tos pamatus, tai tų pamokų pilna ir manau, kad tas jau pamatas yra vien dėl jo to reiklumo ir pagalbos man. Tai jam tikrai dėkoju ir, nežinau, savo agentui taip pat, nes buvo įvairių per tą trumpą karjerą daug situacijų, kur galėjau pasielgti vienaip ar kitaip, bet tas toks buvo gal žmogiškumas iš jo pusės. Ir manau, kad aplink šiuos žmonės, šeima, treneriai ir agentas, jie ir padaro tą kaip pasakyti, sukuria tą ne tik krepšininką, bet ir žmogų. O vat iš žmogiškosios pusės, tu ką tik užsiminėjai, kad pas Šarą nebuvo lengva, reikėjo daug ką perėti, kad išsikovotum jo kažkokį pasitikėjimą. Sakei, kad Barsui buvo sunkus momentas. Žmonėm, kurie klauso, tarkim, šito klipo, ką iš žmogiškosios pusės pasakytum, kokia galbūt tavo savybė padėjo vat, vis tiek rastą savo kelią? Aš galvoju, gal geriausia ta savybė, vat ir Šaras irgi prie to prisidėjo, kad pamenu, kad ir koks tu geras būtum, kad ir kaip tu gerai žaistum, negali užriest nosies, nes su tiek daug rungtynių tu, kaip pasakyti, vienose rungtynėse esi dievas, kitose tu esi niekas. Tai gal iš žmogiškosios pusės išmokau, kad nekelt savęs aukščiau nei kiti, išlikt tam viduriuke, nebūt tokiam iš viso, be emocijos. Aš toks žmogus su emocija, tai manau, tas ir yra, kad išlikti žmogišku ir nekelt savęs aukščiau nei kiti, nes niekada nežinai, kada bus atvirkščiai. Tai manau, kad vis tiek ta karma irgi galioja, tai vadovaujas to.